Labdien, čia aš, Need for 3. Ir tikriausiai jūs manim pažįstate iš tokių žurnalų Kaplikas, bet nesulaikytas arba Įlakių skandalas. Ir šiandien turėjom ypatingą misiją su Rikiu. Šiandien sapnavau labai keistą sapną. Esu veitelė, kur aš esu božinė. Šitą tai jau aš neužilgai ją nuoteisėjau. Bet esmė toik buvo, kad sapnuoju, kad voverį prisikeišus pilnus zūbus gilių. Kažku moram. Prie jau prie tos voverės. Jį pasiruod ant jaukas išmonžina. Jaukas sak, net ir gili to. Amba galvoju, kaip tu šneki, žinau. Nu, į vien žodžiu aš raudons vis atsikėliau. Galvoju, taip nebus, kad kažkoks voverį, žinai, jauksis čia išmonys. Susirašėm su Rikiu eiti mišką. Ir pagalvojau, neberekal tą voverį, žinai, turėjo gilių. Dabar tas gilių kritim laiksi ir iškart pirma mintis buvo, ir reik pasibandyti tau kavą, žinai, pasidaryti gilių. Arba abatus reišus, žinai, pavalgyti gilių. Ir išėjom dabar su Rikiu į mišką, atsirasim geriausią veitelį. Ne geriausią, atsirasim to pat veitelį, katru aš sapnavau. Nes aš bereikal, žinai, nesapnuoju tų veitelių. Čia bus kaip tam Gediminovo, ne, kur buvo su to vilku, kaip ten buvo. Mūsų atsidarys aš naują tų Republiką Žemaitėjas. Nu, bet vien žodžiu, esam Žemaitėjas glūdumos ir atsirasim gerą veitelį to pat. Atsirasim gilių. Pasidarysim kavos gilių, pasidarysim kažkur skanę valgyti, pasikabinsim hamaką ir esim. Čia šitą ir jau tą veitelį. Einam parodys, kokie, žinau, gilę čia auga. Tad nesimatys. Va, pažiūrėk, mata kokį gilę. Nu, ane tikra nėra didžiaujas Lietuvos gilė, bet ane ir didelį yra, nu, čia ir labai daug šitą. Ir dabar neseniai išgirdau, pasirodo, Japonijoje, Korėjoje, nuotrauka Korėjoje, yra išnykę visi ąžuolai jau. Ir kažkoks korėjietis grįž šitą į Lietuvą, pradėjo rinktus gilius, įvežių ir nesupratė, sako, dikui, kas čia, žinau, vyks, dikui, čia tu rinktus gilius. Į pasirodo, pasanų ir išnykė, dabar pradėjo vis mėgti ir kažkaip dar žalai. Bet su azijietė čia nieko naujo, nei viskus sugeba, iš normalį daik padaryk, kad nesamui. Aš paimtom į padungs, tas pats susipjausintom, užsipiltom, sautų terėjai, sakytom, kaip skanu, taip dabar įsugilėjom šitą durnion. Bet prieš pradedant mondurniot sugilėjom, reikia pasistatyti bent maž kažkiek bazelį. Bent kad turėčiau kur atsisėsti. Nu dabar jau niek neapdarysi. Reikia. Apa. Reikia. Taip. Ne, bet eista. Gerai, einam, karoči, darytų gilių. Reikėjos darbo šitą. Reikia, kur ten esi atrodys? Kas įsi kitos Azijos, ne? Tam pasai paaiškins, sakai, kad tų gilių, va, iškasiam tunelį į Aziją, į to karbersim manim tos gilius į to Korėjai. Į nevis gilę atitink, mata, jeigu jį ir suskylė, arba jeigu jį koks nors bišk pažeis, tai bus sugėdis, tas bus iš visų kirmų. Lietuviškas alyvuogis.
Klausot, kam reiktų plaktok, apsigynti nuo breidžiaus, man pagrindinis įrankis šitą į plaktoks. Tu gali net su šakali kažku su plaktok atkinti ant breidžių. Ir tau, ką per golf, čia nuosis breidžiaus, tik to. Breidžiaus tik tą. Jo, pijau. Sorry, atsiprašau, geras kiaušus. Pažiūrėjau, reikia, tu tuik da griauštum gal, turėtumėm germį. Bet šį vakar, man atrodo, bebra bus dabaigš tau šitą darbą ir bus progims čia. Kai žiūrėk, da alaus prigir darbuojus. Reikia susirenk šiukštis. Kaip skaniai kvep. Bus prokuru. Čia jau, čia bus primyštas bebras. Fu, grina. Žodžiu, biškį užtrukau, kol susirinkau visus resursus, bet dabar, man atrodo, jau turiu viskų. Beliek tik tas smagių dalis. Išradimą. Galvojau, tikrai šiandien nežai su to, žinai, to žyp. Bet pasirodo, nepasiėmiau tų spirito tablečių. Ir beliek tik tą žaist vėl. Tai dabar reikia pasidaryti pagalių, kad lengva užsidegtų. Šitą turėjom to smalieką. Mano smaliekas yra mėgstamiausias uždegimo būdas, jeigu aš neturiu kažkokių kitų žinakų degti. Nes jis labai ilga degi ir labai lengva užsideg. O pats smaliekas yra pušiai šaknis. Pušiai šaknis prisigėrus pilna sakų. Yra nuo to, kad aš taip šitą pasismulkinu. Grina tokį mini drožlių, matai.
Reka, žinai, iš tų bebro ėdoniais. Ai, bet ten žalas mėlis jau bus. Dar apmyštas bebras ten, ne? Tep dabar. Gaminsim tuik aparatą. Čia bus mano pauda pakabiklė. Tep šitą. Ir daug kart. Tep šitą. Tep yra nuo čia va. Pamatys tai. Tai taip šitą atrodo tas išradimas. Ons, mata, čia ir sujungiams, čia ir kablys toks. Toks šitą, čia į tas čia. Kablys tep. Ir čia uždėt svorį. Ir ons tipo laikus. Tipo. Reik dabar staigę upės vandens užsivėrt, nes montos gėlės jau lauk, ten seniai jau liūdi. Reikia, negertų vandenį, agi aš naudosiu, reikia, Baiga jau sutemti, kad visada reikalų į post padaryti, sutema jau čia. Taip, pasidarom čia toj griovėlį. Kabinam kabir. Ir stubam čia. Opa. Mata, anoda, kai traukiant po biškį krenti žemę, tai reik pasireguliuoti visuomet po to. Tu jau prisidirbsiu. Traukiam. Na. Reikia atsargiai, čia žinok ir stebuklas pasaulį. 8. Atsargiai karšta, ne, karšta. Gerai, biškai reikia lauželį didesnį. Nusidegina nuos, Riki. Nusidegina nuos čiaudį dabar. Žinus. Oje! Teik nusidegina. Taip, tada pradedam. Iš pradžių reikia gilius išvėrti, pavėrti su visom kiautu. Už Lietuvą.
Taip, gilė jau verda daugiau negu 20 minučių. Dabar aš anus patrauku ir rekans dabar ištraukti iš tai. Reikvėjim paragauti. Kaip tas skūnsti. Iš pradžių grins pupėlis skūnis pupu. Bet anus, jeigu norite apvalgyti. Bet jeigu anus gali žalis valgyti. Bet jeigu nori valgyti ant žalis, tuomet anus reikia išsilopus dar kelis kartus vėrt ir dar ne kelis, o gan daug kartų. Išsiverdi, to kartą neįpraron taniną. Tanina rūgštis, man atrodo, yra. Ir ana šepta rūgštis nudaža visą upę rudą. Bet žodžiu, tai tanina, ane ir giliau ir ane ir kart. Tai anus kai verdi, tas tanins pabėg, tas vis rods ant tako, dėl to įbaučia šitą rods tas paudas. Bet anus išsiverdi ir tuomet gali valgyti, veito kutų nori, veito gali vegans būti giliu. Taip šitą taip prisirinkau giliu. Ans dabar reikės apjaustyti ir kepsiam. Lyti biškį pradėjai. Bet čia pomedės, ane gerą apsaug labai, kažkaip, atrodo, ne vienas lašas nenukrė. Visą gerą. Gilę krent, reikia saurus. Vištien nekep da, Reikia atkepti. Kost paukojam, boberėm. Kam tu svoris turėtum valgyti, tagi tus kaukumet kartį ir prisietų karčių. Pradės stokti. Bei po to prijops gerti vanį. Taip šitą turėjom savo gilius. Turėjom prailgins ronkien šitą. Ir anas bus dabar ten. Šuku. Davai. O tu galvoji, šiandien tik tas gilis tavo valgys aš? Ne, taip nebūs, aš sakau. Šitą, opa. What the fuck? Nu, prisižaidžiau, eilinsi. Ne eilin, nebūjte. Kaip geras su to aparat šitą. Gali nutaikyti griną į to patį skilelį, kur ir pati didžiausias leipsnį. Gal, kad net ir donkčiaus, bet ne visko gali turėti šiam gyvenimui. Nu, pažiūrėk, atrodė jau tokias gan apskrudusias. Tai galvoju dabar biškans pasmulkinti ir to kart anas dar biškį pakaitinti, nes dabar tai smulkėja, ane jau pradėt jau daug žinau, tai dienė. Smulkinsim mondrę. Kvap žinok, reikia į tau skanę kvepą, pausti, kaši. Ne, čia, reikia pausti. Skanę į tau reikia, ne? Toks net, blemba, žinok, sunkiai pasakyti, koks tas kops. Tu jau dar įvertinsi. Nu, žinok, yra kavos. Tavo 3 viename, Nescafe. Natūraliai.
Nescafe. Skonis, žinok, jau yra be kartomo. Labai skanu. Niam. Na, dabar reikia atsargiai. Reik nesudeginti. Na, panašu, kad apskrod. Ir tai biškiai rudesnio jo vidų, ir biškiai jaudų, ir biškiai šveisesnių. Bet reik bandyti, kas čia gausys. Suberam da biškiai išmalsiu. Ir to kart reikia užsivirti vandenį ir žiūrėti, kas gaunas. Norite, kad šiandien vakarienę pagalys? Ateikite prisigaudę šiandien. Na, daug to pagal. Na, pasirodė. O, kokia dešra. Geras dešra. Vis dainik nevaliu. Išsiviriau sultiniaus iš tai senų vis susipylio į savo mažesnius paudus. Ir kaip tik atitaika kiekis. Tai dabar turėjau sultiniaus, turiu vištien pavirti. To vištien atsikabinsiu, pasikėpsiu. Ir tuomet dėsiu orzo graikiškus makaronus. Tokie graikiški makaronai, ne tiesiog makaronai, bet atrodo kaip kveitys, toks malas irgi. Bet skanę būn ir to kart pasidarysiam tokį kaip risotto, kaip kažkų uždėsiam da keito į sūrę ir iki pamaitinsiam, bus super. Bandom kep. Dedam sveistą. Turėčiau aliejos net ir, bet tai dėsiam sveist. Pakaitinam. Tai dabar biškai pavojinga čia. Ką čia pasidėti? Pasidėsim dar pavojingiau. Svogūną reik. Opa. Tas galbūt pas patogiau, žinau, pakabinėms paudą. Tas patiekalas, žinau, bus ypatingas. Šiaip Martins man neleido pradaryti. Bet aš tau galiu pasakyti, Martinko. Wow. Tai čia šitą tai makaronai ir ani visako, kaip kveitė, tokį kaip grūds, mata pailgs. Bet šiaip labai skanė, žinau, čia bus pasidaryti, eiktų savo. Taigi, čiut neužmiršaus, turiu juk savo džiovintų baravykų, reikia mesti. Šiaip grybų aš tikrai nesmėgėjęs, bet tai džiovint baravyką, ani kažkodėl, žinau, kitokiai. Tai jau man patinka. O, žiūrėjau. Kas čia? Šunėlis su bebro kailiu. Sultinių užtek čiut. Vis atmiraut profesionalę. Nu, pabandom grybą. Ani džiovintų tortoj. Ani tur visiškai kitoj skonį. Reikia atnešti kavos. Šiaip tai skaniam. Labai skaniam. Bet tik vienintelis būtum dalykas, katrų dabar norėčiau pakeisti. Tai turėtų atskirą vištienas pakeptos. Nevirtos, žinau.
To ar būtum pilnas komplektas. Gerą pasakys teisą. Iš pradžių atrodo, kad skane. Tai buvo skane. Mus norėjo baisiai jis. Bet dabar žinau, kad paskutinių klausnių jau bedaudu 7 iš 10. Toks per 6-8. Nes viskų gadinta vištiena, kada buvau pasileidęs, turėjo būti ant toks keitą, žinam. Bet reikėjo pataik už to. Ir jis sakė, da, norėtų. Žodžiu, aš suvalgys, da, tu nieks čia suprant visai skaniai. Man atrodo, žinok, tu skaniai valga. Dabar. Da gera, kad tai grybą gelbėjai vis. Reikia netikrink. Ne. O tau įdėt, da? A įdėt? A įdėt, ne? Įdės. Gera. Nuvarga reikia, ne? Nuvarga. Esam gulti, man atrodo, ne? Reiktų smagiau įdalis. Nori. Kavos naktį. Prieš bebrą. Prieš šerną. Martynks datas, tau gaus užpuolį. Bus smagia šį naktį. Gerai, einam kabintais. Reikia juk užmiršo mūsų savo tų gilių kavą. Prisimint darėjom juk. Gal stentumėt iš ryt gerti, ne? Gera, reikia gera. Aha. Mėguk. Gerai išmėgujom šiandien, bent jau aš. Reikėlis tai nelaba. Naktį girdėjau, kokius 3 kartus buvo atsikėlis. Bišnuoja, žinau, patvarkyti teritorijai. Ir po to, ką paren. On atsigul, suprant, kol ons gol aš buvau apklujus, bet kai išėjant, žinau, parem, po to ons abu nusiklujus, tai skaityk vis naktį po to įdrab. Dušta dabavo šitą, kiek įsijau atsigul. Tu jau knaišt pradės. Bet šiaip šiandien gerą naktis buvo, niek iš vis negirdėjau. Ką užmėgau, taip ir užmėgau. Bet buvo labai fainė mėgoti. Iš ryto biški tik ta buvo toks jau šaltis jautas, bet šaltis iki gerai. Tokį įdomum prided. Ir man labai patinka tas jausmas toks, kai guli kamai, žinai. Aba apskrita, kur nors ir laukia, ir labai šalta, žinai. Koks vėjus pot, o tu, žinai, taip šilta guli susisokis, taip. Tai šiandien te buvau iš ryt, nes jau pradėt pabišk šalt, žinai. Pabišk pradėt įdomėti. Tai leikta mums šiandien išbandyti mūsų gilių kavą. Girdėjau, kad gilių kavą nujam skausmų. Ir jau gal reikės duoti. Šįr sudaužyt buvau, sak, sal šįr. Kaimynį šau, sukir šunį pabėg. Tai išsivedėjau dėl to šiaip reikia, kad biš žinau atsigauti reikėliau. Išdai. Riki! Einam praustais! Riki!
Reikia pasiruošti malkų kavą, bet iš pirma reikės pavalgyti. Tik nenorėjai degti. O tai. Pusrytėjom šitos toiskas konservas. Nežinau, nei kokie rūšis, jaučinis toiskas, nei pats nežinau. Atrodo gera. Nu, žiūram, teisus akimirką. Ar bus gerams gėrals, ar ne. Turim stiprią verdant vandenį. Suberam savo to gilių kavą, kiek čia bus jau kokie 3-4 šaukštelė. Išdaujo į mano. Nu, atrodo jauda. Kvapas geras. Nu, pažiūrėsim. Taip atrodo nebloga. Jauda. Čia pažiūrėk, kaip ta kava atrodo visai gražiai, ne? Gerai, einam ragauti, jau turėtų biškį būti jau pribrinkus. Atrodo skane, kvep skane. Pažiūram. Šiandien laidoje ragaujame, turime gilių kavą, gamintą 24 valandas. Iš storiausia Žemaitijos ąžuolo nukritusių gilių. Čia aš nesbuvęs ragavęs prieš tai gilių kavos, bet kvaps tai geras, toks karamelinis. Grinu, žinau, karamelinis ir kur būdavo tas senų laikų atsimin, pas probabui būdavo sovietminė, nesovietminė, man atrodo dabar ir tai, kur kavos pakelia tokie, tai Eagle, žinai, USA, Eagle Coffee, grina. Grina, tai va, toks rytas kvaps. Nu, ragaujam. Skane. Grino, žinok, jau nebe tas, jau nebe Eagle. Dabar grina kaip karamelė, nežinau. Kaip karamelė su biškai kavos. Jautas toks grina biškai poskonis kavos. Šitą geriausią saldainę miške Nomefa. Nomefa su kava. Giliu. Ta prasme pagalvok. Kiek ir ąžuolų čia apsirta Lietuvo, kiek ir gilių, kiek kitur nėra gilių ir nėra ąžuolų. Ir tiko nieks negertus kavus. Tik skana. Gali turėti būti va, kava, arbata ir gilių kava. Ir gilių kava pasirodė toro dar toj, ką pavadinus natūralaus ibuprofeną. Tai labai padeda, įsivaizduoju miškę, ne, darbojus.
šitą pripat ąžuolų gilių pasidara kavos, išgeri. Joks klausimai, ein toliau darbuotis. Nu, va, žinok, po tokių pusryčių, aš jau, man atrodo, pasileiksiu antrą dieną. Nu, ant su manimi dabar. Aš supratau, gerai, visą, aš pasakysiu nam. Nu, gerai, nu, iki. Pasiruod reikiaus viršininkas, kur tik skambint, sako, reiks turėti šiandien būti darbė. Vakar apgavo manim, sako, aš nedarbritu. Tai reiks dabar reiks vis, pakojam, reikia, važiuojam. To paskutinį kartą, taip, sakiau, vis jau, nebepasitektai. Vis seksi bus uždaryts. Einam krautis daiktų, reikia važiuoti jau. Dar prieš išeinant Surikiu prisirinksim gilių ir pasidarysim namus dar kavos. O, pažiūrėk kiek. 100 gilių. Nuo 3 reikia. Visą gerą Surikiu. Sėdėti. Neikti. Nu, reikia neikti. Ateik čia. A to reikia vairuosi. Vairuosi to. Nu, važiuoju.